Sveikučiai, šiandien kepam didelį šašlyką. Iš prieskonių naudosiu druską, juodus pipirus, granuliuotą česnaką, papildomai pridėsiu čili dribsnių ir sunako prieskonių. Marinavimui taip pat naudosiu svogūnus ir truputį laimo bei worcesterio padažo ir raudono vyno acto. Šašlyką darysiu iš mentės, nors šiaip geriausia būtų iš sprandinės. Pasidarau prieskonių mišinį ir pirmiausia įtrinsiu mėsą prieskoniais, tada pridėsiu svogūnų, laimo ir worcesterio padažo ir leisiu pasimarinuoti bent jau kelias valandas. Šiaip geriausia būtų per naktį marinuoti. Kepsiu ant savo rotiserio, specialaus griliaus, kurį pasistačiau. Ir tam reikės, aišku, elektros, kad besisukantis iešmas veiktų. Kadangi kepsninės uždangalas yra tokio dydžio kaip kepsninė, tai laikiklį rotiserio tenka prisukti kiekvieną kartą iš naujo, bet tai tikrai nėra sudėtinga. Šį kartą kepsiu tiesiog ant anglių, tai tam įdegam anglis su specialiu kamenu ir palaukiam, kol anglis įkaista, tai yra pilnai įsidega, tada galima bus kepti. Norint išgauti tą klasikinį šašlyko skonį, tai anglis turi būti po pačia mėsa tiesiogiai, tai šį kartą kepsiu tiesioginiu būdu ir pridėsiu dar truputį medienos, kad būtų skanesnis skonis. Besisukantis iešmas turi tikrai didelį privalumą, nereikia nieko vartyti ir viskas tolygiai kepa. Šiuo atveju tiesiog yra beveik 2 kilogramai mėsos ir kai kurie gabalai susidėjo nelygiai, bet tikrai tai nėra problema, nes galima bus palyginti viską nupjaunant tiesiog kabančias dalis ir tuo pačiu dar paskanauti bekepant. Įdėjau truputį ąžuolo medienos, tai ta liepsna jinai dega ne po pačiu kepsniu, o šalia. Tikslas yra šiek tiek, kad būtų dūmo skonio. Besisukantis iešmas turi dar ir tą privalumą, kad mažiau varva į anglis riebalai ir sultis ir daugiau drėgmės lieka pačiam kepsny. Tai tikrai labai pravartu kepant didelius mėsos gabalus. Kaip tokios kepsninės, kaip ir trūkumas yra tai, kad reikia labai nuolat prižiūrėti ugnį. Tai ten, kur anglis išdega, aš pridedu naujų anglių. Taip pat perdedu kai kur, jeigu matau, kad kažkurioje vietoje daugiau yra kaitros negu norėtųsi, tai tiesiog perdedu į kitą vietą anglis. Tai nuolatinis toksai procesas. Mėsos gabalai, kurie yra labiau atsikišę, jie iškepa greičiau, tai aš tokiu atveju tiesiog nupjaunu nuo paviršiaus jau iškepusią mėsą ir kepu toliau. Kadangi mėsos gabalas yra tikrai didelis, tai kepimas užtrunka apie 1,5 valandos.
Jeigu būtų mažiau mėsos, plonesnis tas šašlykas, tai jisai tikrai iškeptų greičiau. Taip pat kiek kepti priklauso nuo to, kokį mėgstat šašlyką, tai aš šiuo atveju kepu tokį vidutinį, tikslas yra maždaug apie 70 laipsnių pasiekti, tai išorėje ta temperatūra yra šiek tiek didesnė negu viduje kepsnio, tai nuėmęs dar tiesiog papildomai susuku į foliją ir leidžiu pagulėti, kol ta šiluma pasiskirstys tolygiai. Na ką, gavosi toks tikras tradicinis šašlykas su actu ir su svogūnais. Galima, aišku, mėsą marinuoti ir taip, kaip jums patinka, visiškai su kitokiais prieskoniais, bet šį kartą norėjau tiesiog to klasikinio skonio. Pagal skonį ir kvapą tikras klasikinis šašlykas. Skanaus ir iki kito karto.